Sveiki, šiandienos Top Zone video apžvalga. Archos 97 Titanium HD 10 colių Android 4.1 planšetas. 2 branduoliai, 1,6 GHz procesorius, 1 GB RAM ir 4 branduolių vaizdo plokštė. Dizainas kaip ir visų Androidų. iPad kopija. Aliuminė nugara, stiklinis priekis ir daugiau nieko ypatingo. Bet Archos modelio išskirtinumas yra iPad Retina tipo ekranas su ypatingai didelė virš 2000 pikselių raiška ir taip pat aparato spartas sklandumas 1,6 GHz procesorius ir naujasis Android Jelly Bean leidžia patogiai vartyti interneto puslapius ir skaityti žurnalus. Kaip matote, viskas veikia pakankamai sparčiai, galima žiūrėti netgi video, flashą ir kaip Androidui pats tabletas veikia labai sparčiai. Kartais pasitaiko užlaginimas ar kažkas tokio, bet tai yra natūralu su Android. Galima atsiversti PDF žurnalą. Didžiulė ekrano raiška leidžia iš karto skaityti visą puslapį. Taip pat matote, galime vartyti pačius puslapius, jie užsikrauna pakankamai sparčiai. Ir dažnai net nereikia pritraukti teksto, kad jį galėtume skaityti. Nes, kaip matote, ekranos raiška tikrai išsiskiria iš visų Android tablets. Ir žurnalas atrodo praktiškai kaip popieriuje. O nuotraukos netgi kartais ir pralenkia spalvomis ir pačiu tikroviškumu popierinį variantą. Didelė ekrano raiška patiks mėgstate naudoti virtualų PC ar prisijungti prie savo kompiuterio. Kaip šiuo metu esu prisijungęs prie Windows 8 ir kaip matote galiu naudotis visomis Windows 8 ir Metro sąsajos galimybėmis. Ir galiausiai turime žaidimus. GTA Vice City. Dabar esu nustatęs, kad žaidimas veiktų 720p HD rezoliucija. Taip pat aukščiausi grafikos nustatymai, turbūt išskyrus tik tai šešėlius, toj pažiūrėsim. Taip, kaip matote, rezoliucija 720p ir aukščiausi grafikos nustatymai ir žaidimas veikia be jokio lago. Galime žaisti netgi su šešėliais ir visais šviesos efektais. Kartais 2 branduolių procesorius su didesniu dažniu yra žymiai geresnis spartos atžvilgiu lyginant su 4 branduolių nesąmonėm. Ir taip pat lyginant netgi su mano senuoju Galaxy Tabu, kuris taip pat turėjo 2 branduolių procesorių, bet vis tiek neveždavo GTA kaip šis Archos. Taip pat prie tableto galim prisijungti pelę, klaviatūrą ar bet kokį kitą USB prietaisą ir žaisti online žaidimus ar kažką rimtesnio. Vienintelis minusas tai, kad tabletas nepalaiko Bluetooth ryšio, taigi neišeis prisijungti bevėlės klaviatūros ar panašaus dalykėlio. Taip pat nėra HDMI išėjimo, tai kitas minusas, kuris neleis
žaidimo ar filmo žiūrėti jūsų televizoriuje. Ta galima daryti nebent tik tai per DLNA, tai yra bevėlių Wi-Fi būdu. Tablete rasime 2 kameras, priekyje video pokalbėms ir dar vieną gale. Ypatinga kokybė nepasižymė, bet užteks Google's ar kitoms programėlėms.